Jėzus, matydamas minias, užkopė į kalną ir atsisėdo. Sakinys, kuris padeda suprasti visą kalno pamokslą. Jėzus nebėga nuo žmonių. Jis mato minias, jų troškimus, nerimą, ieškojimus. Ir būtent todėl kyla į kalną. Ne tam, kad atsikratytų žmonių, atsitrauktų nuo jų ar pabėgtų, bet tam, kad pakviestų kiekvieną kilti aukščiau, kilti į kalną. Šventajame rašte kalnas visada yra ypatinga vieta, kur galima sutikti Dievą, išgirsti jo balsą, vieta, kur Dievas apsireiškia, kur kalba žmogaus širdžiai. Prisiminkime, į kalną kilo Mozė, kad gautų įstatymą. Dabar į kalną kyla Jėzus, bet ne kad duotų naujas taisyklės, o kad atskleistų, parodytų Dievo širdį ir jo meilę. Užkopęs į kalną Jėzus atsisėda. Tai yra mokytojo turinčio autoritetą laikysena. Įsivaizduokime, jis neskuba, nešaukia, kalba ramiai, tvirtai, tarsi sakydamas, tai, ką dabar išgirsite, yra jūsų gyvenimo pagrindas. Prie jo prieina mokiniai, minia lieka toliau už jo kalno papėdėje, bet mokiniai ateina arčiau, prisiartina. Kalno pamokslas nėra teorija visiems, tai kelias tiems, kurie nori sekti Jėzumi. Užkopti į kalną visada kainuoja pastangų. Reikia palikti slėnį, triukšmą, paviršutiniškumą, mąstymą, kuris yra grįstas šio pasaulio, patogumą. Taip pat ir Evangelija kviečia išeiti iš to, kas lengva ir rinktis tai, kas tikra ir vaisinga. Jėzus nežada lengvo gyvenimo, bet žada gyvenimą pilnatvėje. Kalno pamokslas parodo, kad pasaulis keičiasi ne per jėgą, o per širdies pasikeitimą. Ne per valdžią, ne per kitų teisimą, bet per atsivertimą, meilę ir ištikimybę kasdienybėje, mažuose dalykuose netgi. Jėzus nepanaikina įstatymų, jis jį įgyvendina, vesdamas žmogų į gilesnį santykį, į santykį su Dievu, į širdies tiesą. Kas drįsta užkopti į kalną kartu su Jėzumi, tas atranda, kad tikroji laimė kyla ne iš turėjimo ar sėkmės šio pasaulio, bet iš gyvo santykio su Dievu. O nusileidęs nuo kalno, žmogus nebegrįžta toks pats. Jis grįžta kaip Evangelijos liudytojas. Šis kalnas šiandien tampa klausimu kiekvienam iš mūsų. Ar liksiu minioje, kalno papėdėje klausydamasis iš tolo? Ar ryšiuosi pagaliau prieiti arčiau Jėzaus, kaip mokiniai? Ar pagaliau galiu leisti Jėzaus žodžiui keisti mano gyvenimą ir žiūrėti į gyvenimą Dievo akimis? Palaimintos dienos ir gero jums apmąstymo.